ekscelencijos ambasadoriai, Seimo ir vyriausybės nariai. Ekscelencje, ambasadorzy, Państwo posłowie i członkowie rządu. Didžiai gerbiamas Lenkijos istorijos muziejaus direktoriau Robertas Kostro. Szanowny Panie Robert Kostro, dyrektorze Muzeum Historii Polski. Didžiai gerbiamas biuro Niepodległa dyrektoriau Wojciech Kalba. Szanowny Panie Wojciechu Kalba, dyrektorze Biura Niepodległa. Garbūs parodos kuratoriai, istorinių rekonstrukcijų klubų atstovai. Drodzy kuratorzy wystawy, przedstawiciele klubów rekonstrukcji historycznej. Klubo Kauno Laisvieji Šauliai nariai. Członkowie klubu Wolnych Strzelców Poniatu Chomieńskiego. Mieli muziejų ir kitų atminties institucijų vadovų atstovai. Drodzy kierownicy i przedstawiciele muzeów i innych instytucji kultury. Muziejaus bičiuliai, rėmėjai, mielos ponios, garbūs ponai. Przyjaciele muzeum, sympatycy, drogie Panie i Szanowni Panowie. Nuoširdi padėka Lietuvos kariuomenės orkestrui ir vadovui bei dirigentui majorui Egidijui Ališauskui už kovingumo dvasia suskambusią įžangą į šios dienos renginį. Serdeczne podziękowania dla Orkiestry Wojska Litewskiego pod batutą Pana Egidiusza Ališauskasa za wybrzmiałe w duchu walki wprowadzenie do dzisiejszego wydarzenia. Didingi karinio maršo garsai tai tarsi aidas kovų vykusių senosios Abiejų Respublikos žemėse prieš 160 metų ir net daugiau. Bei šių kovų didvyrių ir jų žygdarbių priminimas mums šiandien čia susirinkusiems. Dźwięczne odgłosy marszu wojskowego są niczym echo bitew, które toczyły się na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej Nowego Narodu 160 lat i nawet dawniej. Przypominają zgromadzeni tutaj nam o bohaterach tych walk i ich walecznych dziejach. Kova už laisvę menant paroda sukutusi neatsitiktinai Lietuvos sostinėje ir jo širdyje, Baltų rūmų muziejaus didžiajame kieme atidarymo valandos pabaigoje. Būtent čia, Vilniuje, prieš 230 metų sukilusios Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenės iš rusų okupantų šventoje sostinėje buvo paskelbtas sukilimo faktas ir sudaryta valstybinė vyriausybė. Lietuvos tautinė aukščiausioji taryba tuo metu kalba vadinama įrodymų didžiausią Lietuvos. To nie przypadek, że organizująca bardzo wolność wystawa powstania w 1964 staje w stolicy Litwy i w jej sercu, na dziedzińcu wielkiego Muzeum Wielkich Lasów Litewskich i staje się końcem. To właśnie tutaj widać miejsce wyzwolone z rosyjskiego okupanta, że została armii Wielkiego Księstwa Litewskiego, ogłoszono akt powstania narodu litewskiego, który wywołał powstanie Radę Najwyższą Urzędową Litewską. 1794 balandžio 24 priimtas sukilimo aktas liudijo Krymo sukilimo tikslų vienybę su Alošo vadovaujamo sukilimu ir bendrą abiejų kovą už laisvę, nepriklausomybę ir valstybės teritorijos vientisumą. Akt powstańczy 28 kwietnia 1794 roku świadczył o jedności celu powstania wileńskiego z insurrekcją dowództwem Tadeusza Kościuszki i wspólnej walce obu narodów o wolność, niepodległość i integralność terytorialną. Laisvės ir nepriklausomybės idėjos vedė į kovą ir XIX amžiaus sukilėlius. Jos aktualios ir svarbios mums ir šiandien. Brutalios agresijos prieš Ukrainą. Koks svarbi ir sudėtingas gyvybė šios dienos iškėlė skirtam naujos parodos atidarymui. Idee wolności i niepodległości prowadziły do walki o przetrwanie XIX są aktualnie na świecie.
ambasadoriau, svečiai iš Lenkijos, mėly šio muziejaus lankytojai ir visi tie, kam yra svarbi mūsų istorija, kam yra svarbi kiekviena paroda atsidaranti čia, Valdovų rūmuose, kuri tikrai visada yra prasminga ir reikalinga. Ekscelencjo, Panie Ambasadorze, Szanowni goście z Polski, drodzy goście muzeum. Cieszę się, że zgromadziliście się tu na otwarciu tej wystawy upamiętniającej tak doniosłe wydarzenia w historii naszego kraju. Ir Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės Valdovų rūmuose esame pripratę ateiti į parodas, kurios dažnai yra atveriamos pažinti, susipažinti su tiesiogiai, su viena kita vertybė, kuri yra autentiška. Już jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ładne są wystawy, które przedstawiają dzieje historii i autentyczne kultury. Šįkart mes susirinkome pamatyti parodą, kurioje priemonės yra interaktyvios. Kiedyś prowadziliśmy się do tego, żeby obejrzeć wystawę, która jest interaktywna. Ir aš labai tikiuosi, kad šią parodą pavyks daug jaunimo ir būtent tos interaktyvios priemonės suartins mūsų dabartinę kartą su tais įvykiais, kurie vyko XIX amžiuje. I liczę na to, że ta wystawa i jej multimedialne rozwiązania przyciągną do muzeum młodzież, która pozna dzieje historyczne. Nes dažnai istorinius įvykius mes esame linkę idealizuoti, mitologizuoti, bet už visų žygdarbių slypi žmonės, slypi asmenybės. Jesteśmy skłonni do idealizowania zdarzeń przeszłości, lecz należy pamiętać, że za wszystkimi doniosłymi czynami stoją ludzie. Tas asmenybės mes dažniausiai žinome iš įvairiausių gatvių, pavadinimų, kitų ženklų esančių Lietuvoje, tačiau dabar tikrai bus puikia proga tas asmenybės, jų pasirinkimus, jų vertybės pažinti kur kas giliau. I te osobistości, tych ludzi, których często znamy, chociażby z nazw ulic, będzie można poznać bliżej, poznać ich dzieje w kontekście historycznym. Nes į asmenybę lygiuotis yra kur kas paprasčiau, nes tokiu būdu visi suprantame, kad esame tiesiog žmonės, bet būdami tiesiog žmonės galime padaryti